kaip pasiekti, kad mokiniai baigę mokyklą būtų puikūs specialistai, profesionalai, bet kartu ir būtų pagarbūs žmonės, brandūs žmonės, savarankiški, laisvi, bet kartu ir gebantys mylėti. Daugelis jaunų žmonių tikriausiai sutiktų, kad profesijos pasirinkimas yra vienas aktualiausių klausimų, kurio atsakymas gali nulemti gyvenimo kryptį. Nuo tinkamo sprendimo priklauso, kaip gyvensi, ar neteks nuolat keisti darbo, ar išsipildys lūkesčiai. Profesiniam ugdymui labai yra svarbi ta bendražmogiškoji, formacija arba ugdymas. Ir tada mes sakome, kad bendražmogiškasis ugdymas be religinio ugdymo, be krikščioniškų vertybių irgi būtų nepilnavertis, nes žmogus yra, mes tikime, kad yra dvasinga būtybė. Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro kapelionas tėvas Gintaras Vitkus sako, kad renkantis profesiją nėra lengva. Visų pirma, reikėtų galvoti apie pašaukimą. Kada aš žvelgiu į savo gyvenimą, iš tikrųjų galiu pasakyti, kad Dievas buvo man labai geras, dosnus ir aš esu jam labai dėkingas. Už tai, kas aš esu dabar, maniau, kad iš tiesų baigęs mokyklą studijuosiu arba fiziką, arba matematiką, galbūt psichologiją dar. O paskui aš susidomėjau medicina ir jau paskutiniais metais jau žinojau, kad aš būsiu daktaras. Ir aš įstojau į medicinos institutą ir aš jį pabaigiau. Ir paskui dar 5 metus dar darbavausi kaip vidaus ligų gydytojas. Palatą turėjau ligonių vidaus ligų skyriuje. Ir mokslinį darbą dariau iš bronchinės astmos ir lėtinių obstrukcinių vadinamų bronchitų. Kaip pats skrandžius tyrinėja su lempute, ar ne, žmonės žino, tai aš tenai su daug lanksčių fibroskopų bronchus tyrinėjau. Studijuodamas anuometiniame Kauno medicinos institute tėvas Gintaras palengva suvokė, kad mediko kelią keis kunigystė. O tai kaip čia atsitiko, kad aš dabar esu su tokia uniforma, tai yra aš esu kunigas ir jau kunigauju daugiau negu 20 metų. Dievas mane užkalbino, teigia provincijolas ir pasakoja, kaip vyko dvasinė profesinio pašaukimo kelionė. Įvyko pasikeitimai mano kelionėje, tam tikrą kryptį kitokią, ar ne, pasirinkau. Ir vėlgi tai galima sakyti, kad įvyko, vėlgi, nes Dievas kažkaip taip užkalbino kitaip. Aš, kai sulaukęs buvau 18-20 metų, laikiau save netikinčių žmogumi. Posūkis įvyko, kai man buvo kokie gal 21 metai, kai aš dar studijavau kokiam 3 kurse medicinos. Aš kažkaip tai tėvo lentynose užtikau jo ranka perrašytas kažkokias tai maldas. Ir pagalvojau, kodėl tėtis, perrašė tas maldas ir jisai kažkaip tai palikęs. Vėliau sužinojau, kad tai yra Šventosios Brigitos maldos. Ir aš kažkaip tai kibau už to kabliuko ir pradėjau tas maldas skaityti. Ir aš žinau, kad ruošdavosi biochemijos arba mikrobiologijos egzaminams, vėlyvas vakaras, bet paskui vis tiek vakare, kur nors pasilikęs, vis tiek skaitydavau. Kelionėje, jeigu važiuodavom su draugais į kokią Leningradą arba Maskvą, vis tiek kur nors randi savo vietą, kad dar tas maldas, kurios kokią 20 minučių užtrunka, kad dar aš galėčiau sukalbėti. Tam tikrą ištikimybę rodžiau. Vieną vakarą, skaitant tas maldas, aš gavau tam tikrą dovaną, vadinamą apšvietimą, nušvitimą, kurio metu aš supratau, kad, iš tikrųjų, Dievas, iš tikrųjų yra Dievas mane myli. O tai palauk, aš dabar mediciną studijuoju, įstoti, tai buvo labai sunku, buvo dideli konkursai, man pasisekė ir aš dabar sėkmingai studijuoju, aš turiu tam tikrą ateitį, saugumą, įsitvirtinęs visuomenėje daugiau mažiau ir dabar kodėl aš turėčiau kažką keisti. Toliau tęsiau savo studijas, bet šita visą laiką mintis, iš kažkur tai iš pasąmonės, iš mano gelmės vis grįždavo. Nebuvau ryžtingas ir sakiau, kad Dieve, tu palauk. Apsisprendimą padariau ir susitarimą, kad pirmą baigiu studijas. Baigiu studijas ir tada einu į kunigų seminariją. Susipažinau su jėzuitų provincijolu ir tada liktai pradėjau su jais galvoti, kaip tapti kunigu. Ir tada
jau kaip vienuolis aš įstojau į seminariją, ją baigiau 91 metais ir jau išventintas į kunigus, vėliau, reiškia, aš tapau kapelionu, mane pasiuntė mokytis į Fordamo universitetą į New Yorką, tai aš baigiau mokyklų administravimo studijas ir tada mane paskyrė Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriumi. Kauno jėzuitų gimnazijai vadovavę 16 metų, tėvas Gintaras Vitkus palengva atrado bendrystę su profesinio mokymo centru. Čia ypatingas dėmesys skiriamas krikščioniškų vertybių puoselėjimui ir Švento Ignaco paradigmos praktiniam pritaikymui. Tie tokie konkretūs siekiai tai yra parengti žmogų, kuris būtų pakankamai savarankiškas, verslus, sumanus ir kad jisai galėtų tada turėdamas tuos specialius profesinius įgūdžius, gebėjimus, ar ne, savąjį indėlį visuomeniai, ar ne, įdėti ir krikščioniškas požiūris į žmogų ir jo tada raišką pasaulyje sako, žmogau, būk orus, žinok savo vertę, žinok, kad esi mylimas, esi reikalingas, kad Dievas tave pašaukė į čia, nesi atsitiktinai kažkaip tai čia patekęs ir niekada nenuvertink savo gyvenimo. Bendražmogiškasis ugdymas be religinio ugdymo būtų nepilnavertis, įsitikinęs tėvas Gintaras. Gyvenimas yra daug daugiau negu tavo atliekamas vienas ar kitas darbas, už kurį tu galbūt gausi vienokį ar kitokį atlyginimą ar ne. Tu turėtum ateiti labai būdamas pagarbiai nusiteikęs ir prie kito žmogaus, ir prie visos veiklos, suprasdamas, kad tu dalyvauji labai didingame iš tikrųjų kūrimo procese. Tu toksai paprastas, ribotas žmogus turi labai svarbę misiją, paskirtį. Ir kad tu kartu su Dievu esi bendradarbis. Nes Dievas nori, kad mes tai, ką darome, kad gerai darytumėm.